No, we started the game very slow. Our fans were also sleeping. We were sleeping a little bit. Not not the right approach. We entered on the court, but I understand also the players. I understand also the fans. Everybody knows everything in this before this game. That we are a stronger team. It was about time to only question of time when we will prove it. And compliments to opponents. They showed fight. They were hustling. They were finding the ways how to score, especially in first half. And for us, it was first half was really disappointing. We wasted 20 minutes. We didn't improve anything in that first half. And okay, later on we picked up, but I know the players. They cannot. It's sometimes fight against themselves, but this is what it takes to represent big team, because big teams they before these kind of games they need to push each other much more, push themselves much more, because big games are ahead. Treneri pagaliau atsidarė Čempionų lygoje, ar šiek tiek įtampos nukrito nuo pečių? Kažkiek jo tie akmenukai nukrito nuo pečių, bet vėl mes, jeigu taip atvirai, tai iki šios sezono dalies turbūt laimėjom tik tai tas rungtynės, kurias privalome laimėti, o tas didžiasias 3 rungtynės mes pralaimėjom. Tai stengiamės žaidėjams įrodinėti, kaip svarbu yra kiekvienose rungtynėse tobulėti, kaip svarbu yra tas kiekvienas kėlinukas, kiekviena ta vadinama ataka. Nėra tai lengva padaryti, bet vardant to, kad mes tobulėtume ir geresni būtume kitose rungtynėse, tai yra tose didesnėse rungtynėse, mes privalom tą daryti. Nėra jokios kitokios išeities. Treneri, ar neramina tokios pirmos rungtynių pusės kaip šiandien? Nežinau, ar visos tokios rungtynės mūsų būna, bet šiaip sutinku, kad dažnai mes taip įeinam, kažkur dar gal nesam suradę starto penketo, kažkur gal sakau, šitų rungtynių, jeigu mes šnekėtume temą, tai sakau, neteisingas buvo tas visas įėjimas į rungtynės mentaliai, tai nežinau, sunkus klausimas, bet taip sutinku, kad dažnai įeinam gan sunkiai ir turėtume įeiti kur kas geriau. Po pertraukos išėjot su visai kitų veidų, kokie buvo esminiai akcentai leidę pasikeisti, ar pyktelėjimas ant savęs buvo vienas iš tų akcentų? Matėsi iš puolimo visų pirma, kad labai forsavo metimus, labai mes kažkur negerbėm varžovų ir norėjom vienu veiksmu juos įveikti, kas nėra mūsų veidas. To mes nežaidžiam visą sezoną, tai ir ne tai, ko mes norime iš savo žaidimo. O gynyboje tiesiog nebuvo pastangos. Gynyboje nebuvo pastangos ir tai yra būtent tai, ką aš šneku apie didelės komandas, kad jos ir tokiose rungtynėse suranda tos motyvacijos, suranda tų išteklių energijos ir gera komanda yra ta, kuri yra pastovi. Prieš rungtynę sakėt, kad iki tol viena didžiausių problemų Čempionų lygoje buvo fiziškumas. Ar šiandien šiuo aspektu esat patenkinti? Turbūt atsakysiu iš tą klausimą po sekančių rungtynių su Patrais čia namuose ir bus gal aiškiau, nes su visa pagarba tai vis tiek yra labiau veteranų komanda, kuriai čia tikrai sunku žaisti. Mes visos tos 3 komandos tikrai esam fiziškai stipresnės, tai nederėtų juos lygiotis vėl su visa pagarba, bet mūsų tikslas nėra nugalėti Opavą. Modestas Babraitis ir Oskaras Plikys žaidė po 3 minutės, lyg tai varžovas diktuoja, kad jie galbūt ir galėjo daugiau minučių sulaukti, ar čia buvo taikymasis prie to susikūrimo didesnio pranašumo ir taškų skaičiaus? Taškų pranašumas taip, yra svarbus, nežinom kaip šitas pogrupis pasibaigs, o Oskaras yra 5. didelis, taip pat kaip ir Modestas yra 5. gynėjas. Taip, gal tų minučių reikėtų surasti, bet tokiam sezono etape reikia ir pasitikėjimo mūsų pagrindiniam žaidėjams, nes vis dar mes tą žaidimą statome,
o kai atsiras geresnis pasitikėjimas pagrindiniam žaidėjams, atsiras ir minutės geresnės mūsų atsarginiam žaidėjams. Treneri minėjo, kad pirmoji pusė jūs nuvylė, sakykim, taip niekur nepatobulėtų, ar kokius, sakykim, pozityvius dalykus galite iš tos antrosios pusės atsinešti iš šių rungtynių? Pozityviausias dalykas šiandien yra mūsų fanai. Tai yra vėl įspūdinga, pasikartosiu, visi fanai eidami į rungtynę žinojo, kas šiandien laimės, bet tai yra jiems nesvarbu. Tokią energiją, kokią atnešė jie, ir taip gal pradėjo biškį irgi apsimiegoję, bet paskui tikrai užsikūrė ir vėl eilinį kartą šiurpuliukai ėjo. Ir mes, kodėl sako, mūsų fanai yra patys organizuočiausi ir tikrai įspūdingiausi, nes jie tokiose rungtynėse ateina ir tokiose rungtynėse siaučia. Nes tenka ir tokių rungtynių matyti, kur žaidžia lyderiai, bet salė kad ir pilna, bet tyla kažkur labai spengianti. Tai mes to nesiskundžiam, mes, sakau, didžiuojamės, kad ir išvykas važiuodami į tas mažesnių komandų arenas, mes turime savo tą užnugarį ir panašu, kad jį turėsim šį sezoną. Nesvarbu, koks oponentas, nesvarbu, kokie mūsų rezultatai, ir čia jau yra tiesiog įaugę į tos B tribūnos kraują ir jie puikiai valdo ne tik savo tribūną, bet ir puikiai įtraukia visą areną. Tai čia dar kitas išskirtinumas. Treneri, galbūt toks iš mano pusės hipotetinis klausimas, bet pernai buvo toks momentas, kad įsitraukė tą patį Justiną Gorhamą, Chaimą Činikį, o šiemet Rytas ar turi kažkokių galimybių sezono metu pasipildyti, jeigu prireiks? Tikrai turi, ir jeigu prireiks pildysimės, turim reaguoti situaciją, turim žiūrėti, kas tenkina mus, kas netenkina, ir jeigu reikės, mes tam turgui esam visą laiką aktyvus ir sekam situaciją, ir atsiradus galimybei tikrai reaguosime, nes tos ambicijos ir mūsų tie tikslai, jie nėra, sakau, su visa pagarba tik tai Opava apsižaisti. Yra aukščiau ir norim tikrai toliau ir neapsiribojam. Nenorim apsiriboti pogrupių ar netgi nenorim apsiriboti antro etapų. Teko šiandien prieš šitas rungtynes apsilankyti Jeep arenai, kur treniravosi Wolves. Jūs žaidėte ASG areną, kuri yra kaip ir Wolves namai, ir Kęstutis Kemzūra iškėlė tokią mintį, kad gal ir gerai, kad galima sutalpinti du klubus viename mieste. Ar jūs irgi džiaugiatės, kad kažkuria prasme randat bendrystę? Jūs žaidžiat šitoje arenai, jie treniruojasi pas jūs. Du profesionalūs klubai ir mes dalinamės. Jie kažkiek padėjo čia kažkur mes padėjom, tai čia normalu. Kodėl turėtų būti priešingai?